Labas vakaras, krepšinio mėgėjai, sveikinuosi su jumis iš Kretingos sporto ir sveikatingumo centro, kur ką tik įspūdingą pristatymą sukūrusi Kretinga Rivilė šiandien egzaminuos Palangos Olimpo dviejų pajūrio komandų derbio dvikova. Žaidėjų prisiliečia prie kamulio ir čia Aurimas Urbonas. Tačiau viena yra žinoti, kita yra apsiginti. Dželinas Vorenas. Čia dar dar vienas Stašio metimas lygoje tiek ir šio sezono SVMBet nacionalinės krepšinio lygos kovų. Dželinas Vorenas pavyksta niekaip išsilaisvinti iš Dželinas Vorenas. Praėjusios atakos metu pelnęs taškus, čia 3 taškai pražanga. Dželinas Vorenas aikštelė be dvigubo dublio Julius Kazakauskas. Išmintis anksčiau ir vėliau, jeigu rengsi daug atakų, metimas įkris. Taip jis ir prametė visus 4 savo tolimus metimus, net nebėjo, kad anksčiau ir vėliau pataikys. Čia vėl Budrys, 2 taškai su pražanga. Ta beveik ir pavyksta. Aurimas Urbonas užtrynė kamuolį labai ilgai ir belieka jau tik tai 3 sekundės. Bet kuri pražanga siūs Kretingos ekipą prie baudos metimų linijos. 25 likus žaisti 3,5 minutės. Perimtas Juliui Kazakauskui siūstas kamuolys. Čia imtis pražangų nebegali, tačiau dar vienas blokas. Pertrauka gali išeiti su minimaliu deficitu arba netgi ir pirmaujant. Štai čia dar vienas prarastas kamuolys. Ir Herkus Tumpys, galima pasakyti, nes tikrai... kokį čia bloką išrašo. Dabar pirmoji Palangos Olimpo ataka, čia gražiai persimeta kamuolį per nugarą, brutacija. Čia dar viena nesėkminga Kretingos ekipos ataka, 2+1 tame. Medžioja tritaškį Žiubrys, netaiklus jis, tačiau pas gerbėjų ir jie ir toliau įnirtingai palaiko ekipą bei kūrė triukšmo varžovams. Provokavo dar pražangą, tačiau nei pražangos, nei taškų. Žiubrys iki galo taiklaus metimo. Čia Julius Kazakauskas. Gražiai įmestas kamuolys. Jeigu neįsijungs papildomos pavaros Dželinas Vorenas, tiesiog gali kamuolį tritaškį Kretingos ekipa. Budrys pataikė tritaškį šios rungtynėse. Žaidžia dabar Mindaugas Stašys su Juliumi Juciku. 6 sekundės pagal Palangą, tai yra Marios laiko. Julius Jucikas. Išsimetinė ant kamuolio, spaudimą gana lengvai išgliaudė Palangos Olimpo ekipa. Čia Julius Jucikas, dar viskas. Netrukus aidės finalinė sirena, skelbianti, kad rungtynės rezultatų 74-64 sėkmingiau sužaidė antrąją rungtynių pusę. Laimi Palangos Olimpas.